Sveiki, šiandien spręsim aštuntokų standartizuoto testo 2017 m. 13 užduotį. Kviečiu susistabdyti video dabar ir pabandyti išspręsti šią užduotį patiems, o vėliau galėsime tiesiog kartu pasitikrinti ir pasižiūrėti, kaip jums sekėsi. Galbūt parodysiu kažkokių nematytų sprendimo būdų, galbūt pateiksiu kažkokių tai įžvalgų, apie ką nepagalvojate, ir tokiu būdu jūsų patirtis bus labai įvairiapusiška ir kupina naujų dalykų. Taigi pradėkime. Taigi pirmoji užduotis, šiandien bus 3 užduotis, jos bus visos susijusios su dabar matomu grafiku. Tai kas čia vyko? Julius keliaudamas po Austriją nusprendė dviračiu įveikti 35 km kalnuotą vietovę. Jis kelionę dviračiu pradėjo ir baigė kalnų papėdėse įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse. Ir pirmoji užduotis. Julius, būdamas ant G kalno, nustatė dviračio kompiuterio rodmenis nuo 0, kokią dienos ridą rodys dviračio kompiuteris, kai Julius pasieks U vietovę. Sąmoningai neskaitau pavadinimų, nes jie yra sudėtingi, nenoriu laužyti liežuvio, bet suprantame, apie ką eina kalba. Taigi, Julius važiavo, pasiekė G kalną. Kur tas G kalnas? Tai jis yra štai čia. Ir jisai nustatė kompiuterio rodmenis nuo 0. Tai įsivaizduokime, mes dabar dauguma turime išmaniuosius laikrodžius, tai jisai užkilo ant to kalno ir paleido savo sporto programą, kad dabar jisai važiuos dviračiu ir klausia, kokią dienos ridą, kitaip tariant, kiek kilometrų rodys jo išmanusis laikrodis ar dviračio kompiuteris, kai jisai pasieks U vietovę. Tai kai jisai bus šiame oranžiniai pažymėtame taške. Tai mūsų klausia, kokį atstumą jisai nuvažiuos. Geras klausimas, ar ne? Tai mes turime žiūrėti į grafiką, nuo kur jisai pradėjo. Tai jisai buvo ant G kalno, tai aš punktyrais važiuoju žemyn ir žiūriu, kad tai yra 5 km. Jisai jau bus nuvažiavęs 5 km ir galbūt jis tuomet pamiršo savo kelionės pradžioje paspausti sporto režimą, kad jisai dabar važiuos dviračiu, bet jisai užvažiavo ant kalno ir tuomet paspaudė ir pasitikrins, kai bus U vietovėje, tai kai jau bus iš viso nuvažiavęs 20 km. Bet jisai pradėjo ne nuo 0 važiuoti, ar ne, jisai bus iš viso nuvažiavęs 20 km, bet jo išmanusis laikrodis arba dviračio kompiuteris rodys šiek tiek mažiau, nes jisai pradėjo matuoti, kai jau buvo nuvažiavęs 5 km, tai veiksmas turėtų būti toks, kad iš 20 km, kuriuos jis iš viso jau bus nuvažiavęs, mes atimam tą atstumą, kurio jisai nefiksavo ir jo laikrodis tuomet rodys 15. Ir būtina visur rašyti atsakymus. Taigi atsakymas, į kokį klausimą atsakom, kokią dienos ridą rodys dviračio kompiuteris, kai Julius pasieks U vietovę, tai rodys 15 km ridą. Štai taip reikėjo spręsti pirmąją dalį. Antroji užduotis mūsų klausia, keliais metrais E kalno viršūnė yra aukščiau jūros lygio negu U vietovė. Tai mums dabar reikia pasižiūrėti E kalno viršūnės aukštį. Tai štai čia kairėje matome aukštis virš jūros lygio, tai mūsų prašo palyginti E kalną ir U vietovę, tai punktyrinę liniją dabar vedu nuo kalno iki skaičių skalės ir matau, kad mūsų E kalnas yra 1100 metrų aukščio virš jūros lygio, tuo tarpu U vietovė irgi vedu punktyrinę liniją iki skaičių skalės, matau, kad yra 800 metrų. Ir mūsų klausia, kiek E kalnas yra aukščiau, tai iš 1100 mes atimsime 800 ir gausim 300. Ir atsakymas bus
300 metrų. Reiškia, jeigu aš nuo U vietovės kilsiu iki E kalno, tai aš pakilsiu 300 metrų aukščiau virš jūros lygio. Ir trečioji užduotis. Julius nuo E kalno į automobilių stovėjimo aikštelę nusileido per 20 minučių. Kokiu vidutiniu greičiu kilometrais per valandą Julius nusileido nuo šio kalno? Tai Julius buvo ant E kalno štai čia ir jisai baigė savo kelionę šiame taške. Klausia, koks buvo jo greitis. Tai prisiminkime greičio formulę, jog greitis yra atstumas padalintas iš laiko. Kaip prisiminti greičio formulę, tai man labiausiai padeda matavimo vienetai kilometrai per valandą. Tai jeigu greitis yra matuojamas kilometrais per valandą, reiškia kilometrai buvo padalinti iš valandų, kilometrai yra atstumas, valandos yra laikas. Tai jeigu aš prisimenu matavimo vienetus, tai prisimenu ir greičio formulę. Tai laiką mes turim. Laikas yra 20 minučių. Galime iš karto 20 minučių pasiversti į valandas, nes mums reikės kilometrų per valandą. Tai 20 minučių yra ne kas kita kaip trečdalis valandos. Taip, valanda turi 60 minučių, 20 minučių yra trečdalis, tai 20 minučių sudaro 1/3 valandos. Dabar atstumas. Keli mano mokiniai, kurie sprendė šitą uždavinį, padarė tokią klaidą, kad jie galvojo, jog atstumas tai yra iš 1100 atimam 600 ir gauname tenai tada 500 metrų ir jisai 500 metrų nuvažiuoja per 20 minučių. Bet prisiminkime tai, kad Julius važiuos dviračiu keliu, o ne kris stačiai žemyn nuo kalno į automobilių stovėjimo aikštelę. Bent jau aš taip tikiuosi, kad jisai pasirinks važiuoti keliu ir aišku užtruks daugiau atstumo negu 500 metrų, bet jisai nekris skradžiai žemyn. Tai dabar mums reikia pasižiūrėti, kokį atstumą jisai nuvažiuos. Tai vedu punktyrinę liniją ir jisai važiuos nuo čia iki čia. Čia yra 26, čia yra 35. Tai koks atstumas yra tarp dviejų šitų taškų? Tai yra 9 kilometrai, ne? 35 minus 26, čia yra 9 kilometrai. Tai mums reikia atstumą 9 kilometrus padalinti iš laiko iš 1/3 valandos. Turime vieną skaičių ir vieną trupmeną, tai pasiversiu 9 į trupmeną, prisirašydama vardiklyje 1, dalybą keičiu į daugybą ir kai dalinu dvi trupmenas, tai pirmą trupmeną perrašau, dalybą keičiu į daugybą ir antrą trupmeną apverčiu. Tai jau bus ne 1/3, o 3/1. 9 kart 3 yra 27. 1 kart 1 yra 1, 27 dalinta iš 1 yra 27 ir čia ir yra mūsų atsakymas 27 km per valandą. Kaip sekėsi išspręsti, galite rašyti komentaruose. Šiandieną tiek ir lauksiu jūsų kitoje pamokoje.